Kažkokie traktoriai laukia. Sakau, kažkokie traktoriai laukia ir tu net nejudi, kaip taip įmanoma. Jau čia pusę valandos jie duodas. Mano siela netrukdo, traktoriai man ramybė yra. Kas tau yra? Ramybė. Kokia ramybė? Sielos ramybė. Tai va, šiąnakt tiksliau miegojom tokiam viešam kempinge. Tai šiek tiek va kemperiukų matosi. Nemokamas, bet jo, privažiavusiu tai kosmiškai. Turbūt pirmą kartą matau tiek vienoje vietoje. Čia už manęs va 2, kur matosi, tokie kaip autobusai. Tai jau čia turbūt tokie kemperių karaliai skaitytųsi. Naujų kaina jau kažkas tai apie 400 gal tūkstančių eurų plus minus yra. Tai jo, tokie jau kemperiai laineriai, kaip sakant. Tai va, tai tarp tiek daug, sakykime, bendraminčių miegojom. Iš kur tokias dainas mokė? Tai varom mes. Šiek tiek prasivalyti, prasičiūstyti dulkeles. Ir tada šiandien oras nuostabus. Bandysim link paplūdimio kažkur tais pasiduoti, kad turėt priėjimą. Jo. Nu tai va, buvo aplankyti šitą monstrą. Į vidų nepasiūlė užeit. Aš nepaklausiau, ar galima. Nes turbūt žmonėm jo, kaip minimum, čia tokių smalsių akių jau ir taip pakankamai ir be manęs. Va, bet atrodo tikrai įspūdingai, tai šiek tiek pasikalbėjom, paklausiau. Tai vyrukas, jeigu jisai gerai mane suprato ir jeigu gerai suprato mano klausimą, tai viską pats padarė, visą šitą namą. Tai dabar jie čia ruošiasi po truputėlį dažys, sakė, iš lauko. Tai va, o taip tai jo, atrodo šitaip mūsų parkingas, tai be mūsų tikrai kad daug kemperių. Kaip matot, kiti va, mašinas iš paskos vežasi, keliaudami ir panašiai. Va, čia mūsų namai stovi ir čia turim jūrą. Modeliuota šiek tiek kirtimą. 6 mm, 3 mm. Čia labai ima. Kojos šust pradėjo. Eina, Nadė, ir kiek čia paėmė plaukų. Aš tada darysiu modeliuotą tokį šustrą. Nu, yra blogai. Ką pridirbai? Gal neatrodo tragiškai, bet... Aš tau sakau. Ir kad
šukuoseną. Ir naują šukuoseną, prašome. Va. Va. Šukuosenos pavadinimas kaip gavos, taip gerai. Šukuosenos pavadinimas nėra jau taip blogai. Tai praleidom kiek mes čia dienų? 3 dienas. Šiandien diena 4. 3 naktis, 4 dieną. Tai iš tų 4 dienų, tai Ina pakankamai neblogai pasimėgavo čia laiku, lauke ir panašiai. Man dėja teko šiek tiek mažiau juo pasimėgauti, nes Sustreikavo. jos sustreikavęs šiek tiek buvau, tai ir skrandis toks sustojęs buvo, ir galva skaudanti, ir šįkį toliau negu matai. Tai žodžiu, jo, tai šiandieną į antrą dienos pusę jau pradedu atgauti jėgas ir spalvą. Tai ką tu nuveikiai, pasipasakok? Kiek knygų perklausėjai arba kiek puslapių? Knygų jaučiu. 3 knygas perklausiau. Tai nieko, realiai jaučiausi kaip tylos stovyklai tokioj. Kas yra buvę tylos stovykla, aš buvau kelis, kur yra gamta, knygos, meditacija, ramybė. Šiek tiek buvom tikrai atsitraukę ir nuo socialinių tinklų. Tai buvo gan geras poilsis, aš manau, abiem tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Nesuprantu, į Ispaniją atvažiavau, pradėjo tie nelegalai lysti. O, kas daros? Marokiečiai atakuoja. Žmonės, prašau, padėkit man, jisai nesveikas. Iš Maroko šviesi kažkokia. Tėvas arba motina šviesus. Nu. Kas nu? Veidelis, kai reikia išsirinkti, ką rengtis. Noriu ten, kur šilta, noriu sijono ir noriu suknelio. Labutis. Labą dieną jau iš kur? Peniskolos. Jo, Peniskola. Peniskola. Tai žodžiu, einam patyrinėti miestelį, tai toks didesnis. Vai, Bumbuva. Belenkiek viešbučių. Einam prie. Palei jūros krantą, nes čia turim jūrą iš karto. Tai visa ta vadinama pirma linija vien viešbučiai ir visi jo tokie dideli. Tai, toks atrodytų nemažas kurortas, kuris turbūt vasaros metu turėtų čionais ūžt nuo... Ir šiaip ir dabar yra žmonės. Nuo liaudės, jo. Tokie beresni žmonės čia atrodo. Bet bus matyti, rekomendavo net ir jauni žmonės. Iš tikrųjų, ir iš mano Instagramo šeimynos rašė, kad labai cute miestelis. Ir keliaujantys žmonės rekomendavo. Tai barom patyrinėti. Kaip sakant, gerą žodį jau girdėjom apie jį. Tai bus įdomu patiems. O žiūrėk, turgus ant gatvės. Jo, marokiečių turgus. Marokiečių turgus. Gal visai kokio Adidas kedukų reikėtų. Reiks pažiūrėti kokias kainas. Varom patyrinėti. Gucci piniginę nusipirkti ir būti tada mados ikona Peniskolos. Pasižiūrėk, čia Adidas batai. Va. Dabar žinau, kaip originalai.
Ant tiek aukšto lygio badielkas, sakyk, ką nori. Pasižiūrėk, net siūlės kai kurios geriau padarytos. Ne, net siūlės yra. Ne viskas suklijuota, netgi siūlės yra. Įdomu, kokią kainą. Tai va, eina bandys klausti, kiek batai. Parodyk, kokie. How much? This one 30 euros. 30? 30 euros. 30 eurų. 30 euriukų. Tai skaityk, originalai kainuotų, nu kiek jie gali kainuoti? 100. Nu. Nu tai tikrai. Tai gali pasimti sutampyti, kaip sakant. Que se acerque la tarde, que me quite esta pena que tengo y que el llanto no venga a buscarme. Amantes, solo fuimos amantes para apagar el fuego, para pasar la tarde, que me borre el sabor de tu boca cada vez que se acerque la tarde. Tai labai tokios smagios, siauros gatvelės vyrauja. Labai. Ir dažnu atveju prieini prie tokių vaizdų. Labai faina, jauki kavinukė tokia vietai padaryta. Ai, žiūrėjom, tai į kavinukę ir išlindom. Geras, labai gražiai. Vietinės parduotuvėlės taip pat atrodo. Nemažai dalykų rankų darbo. Kilimai va ant sienos. Rankų darbo. Labai gražu ir jauku. Pas mums yra atvirkščiai, aš va sėdžiu ir laukiu ant kėdutės, kol Julius po parduotuvės pasivaikščios. Dažniausiai, kaip sakant, vyrai ant kėdučių sėdi ir laukia savo moterų, bet pas mus yra atvirkščiai. Matos, vat gėlytės labai gražiai fotografavo. Kokias? Matos. Čia laiptai visi. Pažiūrėkit, koks gražus kirpimas. Grįžom papietauti, tai va viena picikė jo ant stalo, kita picikė eina į grilių, tai va taip va vidury. Vidury gatvelės. Net nežinom iš tikrųjų, ar galim taip ar negalim, bet, kaip sakant, gamtos nepaliečiam. Tai turėtų būti viskas kaip ir tvarkoj. Bam! Važiuoja! Mama kolekcionuoja mano vėduoklės, aš jai vežu iš viso pasaulio. Ir čia tokios autentiškas rankomis pieštas. Tai galvoju, reikia mamai skambutį duoti. Pirmoji kalėdinė dovanėlė. Pasikūrė Užsisakė dorado, potato bravas, patatas, gadica. Nu, tikrai gadica. Varom gerti. Pusę alaus išgeria, užsivedė. Spėk stabdyti. Tai vakar
buvo išeita į miestelį. Peniskola. Taip, ir nutiko toks dalykas, kad vakare nieko nenusifilmavom, nes Enjoyinam. Inukas ant tiek užsiendžioino, kad paskui vos parvedžiau. Jisai visą laiką permeta atsakomybę ant manęs. Ir kojos pynės, nežinau, nuo kažkokį kiseliuką gėrė, bet nežinau kokį. Ne, juokas, žodžiu, vakar išėjom pasibūt, pavakarot. Tai gražu buvo pamatyti jo tą Peniskolą senamiestį. Vakare jau sutemus ir iš tikrųjų smagu, jauku, nemažai žmonių buvo. Ir šiaip čia labai pasijautė tas, ant kiek Ispanijai viskas vyksta vakare. Tas šurmulys dieną vaikščiam taip gan ramokai, bet matyt, ant tiek jie yra prisitaikę dabar prie nesezono meto, kad jie šiaip laikosi siestos nuo 1 iki 5, viskas užsidarė. Visos smūgės, visos parduotuvės, viskas. Ir realiai mes išėjom, aš galvoju, apie 8 valandą. Tai 10 jau buvo visi žmonės išsiskirstę. Toliau varom link Valencijos varom. Nors ir žinom, kad buvo potviniai ir audros prieš gerą mėnesį, ten tikrai buvo paniokota nemažai. Bet kokiu atveju mums pakeliui gaunas pietų link, tai tiesiog važiuojam į tą pusę be jokių expectations. Lūkesčių kažkokių ir panašiai, jo, tiesiog pažiūrėt, kaip jinai gyvena šiandien. Taip. Ir kokią galimybę turėsim joje pabūti. Taip. Ai, dar tarp kitų. Gavom įspėjimą nuo policijos, galėsim parsinešti suvenyrą. Jo, nes vakar ir mačiau, kaip tik ir pravažiavo policija. Jo, mes grilius. Sakom, staigiai išsikėpam, nes, nei ant anglių nieko, dujinis griliukas, staigiai, sakom, išsikėpam ir pavalgysim pizzas. Bet nepraslydom pro akis, nes ir žmonės, kaip sakant, nelikom nepastebėti, nes matyt, nėra įprastas dalykas kemperis su šalia grilium padėtas. Ja. Tai ir pro policiją nepraslydom, bet kiek supratom, tiesiog įspėjimas čia yra, kad mes jumis matom ir stebim, taip kad neįsijauskit. Tai mes nešam kudašių. Nu ką, pasiekėme Valenciją. Pasirodo neužsemta. Bet dabar ieškom parkingų. Ir sunkiai sekasi, nes visus čia vogia, pasirodo. Mes net sustojom kažkuriam paprastam parkinge, tai va ten guli jau policija Valencija, juostelė, matyti jau čia kokį nusikaltimą tyrė. Tai šiaip jo, ieškom parkingų, bet sunkiai randam, kad nebūtų komentarą, jog neapiplėšė. Tai miegosi naktį ar saugosi kemperį, kad neapšvarintų? Nu, aš tikiuosi, ir jie atliks savo darbą. Kaip ir turėtų palei visko. Nežinau. Ant klaustuko. Nu kodėl? Kas čia rėjo? Kas čia? Kas čia vaikšto? Kas čia? Kas čia? Kas čia? Girdi? Girdi? Labas, ryt. Jau. Labas, rytas, seniuk. Esame sveiki, gyvi, neapiplėšti, kaip sakant, stogas atlaikytas. Ir dabar galime judėti centriuko link. Tai va tokie va dirba žmogeliukai, kurie kontroliuoja laisvas vietas ir mums sukontroliavo, bet kažkaip, kad neišsikištume, nes autobusai važiuoja. Ir jau su savo kemperiu. Aha, išėjo.
Nu va, pasistatėm mūsų kemperiukas čia, pasistatėm priešais kavinę. Ir ant pagrindinės gatvės, nu tai kaip tokiam centre viešam parkingui, tai tikriausiai negalėtumėm rasti saugesnės vietos. Tai pasisekė mums ir dabar ieškom, kur eiti, nuo ko pradėti. Oras, pasaka. Ane? Jo, labai malonu. Čia vat parkas, kas bėgioja, kas sportuoja, o kas vat gyvena. Nemažai po tokiais tiltais yra palapinių pastatyti. Nu, atėjom prie bokštų. Ta-da-da-da-dam! Bokštininkė ir bokštininkas. Ir Godzilla. Ten matas Godzilla. Godzilla visiškai. Už ką? Tiesiog, kad esu ant šios žemės. Dabar tikrai noriu nusipirkti čia kavos. Nu ką, atvarėm paragaut pagaliau empanadų. Tai išsirinkom su Ina. Ina pasiėmė vieną veggie variantą, aš tradicinį kažkokį aštrų su mesyte. Tai žiūrėsim, ar čia bus, ar kas čia bus. Primena tuos kibinus, ane? Pakankamai. Jo, Tokie visiškai ispaniški kibinai, tai žiūrėsim, įvertinsim, ar lietuviški, ar ispaniški čia pavergs mūsų širdį. Čink, ragaujam tradicinį ispanų patiekalą. Man su saliai džiovintais pomidorais. Toks picos skonis mano yra. Kibinas picos skonį. Pas mes tai, jo, labai primena kibiną, tik tais, kad pati tešla šiek tiek tokia, kažkokia kitokia, net nemogu nupasakot. Sluoksniuota. Kažkas jo, kaip sluoksniuota tokia, bet skanu labai. pirmas įspūdis, gerai. Užkart dabar eičiau antrą pirkti. Žiūrovai nuspręs. Kur varai prikrimtus empanadų. Man šiandien nėra šopingo nuotaika taip, kad tu mane laikyk, nes aš prasineščiau. To eis va į skudurynus. Išlindom kaip tik į skudurynus. Nu, žiūrėk, o ką tau nereikia, triusikų kojinių. Kojinių ir triusikų visada reikia. Išsiskalbiu ir turiu. Kalėdom is always a good idea. Nors ir žmonėm nepatinka gauti, bet visada sunaudoja. Faktas yra faktas. Gal kaip turgus, neturgus, kažkas tai šiandien taisim į vidų jaučiu. Jo, bet jau reiks rankas imti, nes žmonių minios. O kodėl jį rankas imti? Tai tave gal rankas imti. Tai aš paimsiu ir jie turi mano. Ne, tai gal tave tik užteks. Pamandyk. Panešti. Laukite video. Nu va, neša. Kažkaip
Prisišnekėjom. Ir jo nesupranta, kas darosi. Jo, tai čia nais giliai toks kaip centrinis turgus Valencijos. Nežinau tik tais, ar daugiau toksai turistinis, ar ir vietiniai keliauja ir normaliai kasdieniškai, sakykime, prekintis. Bet, sakykime, kas liečia pačias kainas, iš to, ką užėjęs dabar pamačiau, tai neatrodo, kad brangus. Tai, nežinau, galimai gal funkcionuos ne vien tik kaip turistinis objektas, bet ir vietiniai žmonės, kasdienybėj turbūt, eina prekintis. Čia va tokiam pasirinkime būtų galima ir paslyst. Tai va visi šitie tokie spalvoti, nežinau kaip čia, vos ne rūmai, yra turgus, kuriame ką tik buvau. Tas rudas pastatas, kur matosi, nesu tikras, bet va, čia šitas baltas, tai jo viduj yra turgus. Tai tiek viduj, tiek išoriai tikrai, kad labai viskas gražiai atrodo. Šaltinėlio šiek tiek atsigaivinimui. Tai kaip skaniai tokį kokybišką vandenį tiesiai iš rankų. 3, 2, 1. Action. Grįžinėjom Iš miesto. Mums Patiko jaukus centras, ir senamiestis. einam Dabar link, namų bet sugalvojame pakeliui prasukti pro parkelį. Tai žodžiu, jo, apsukom didelį ratą, iš tikrųjų apsukom, manau, nes ant kojo jaučias. Tai pafilmavom, pafotografavom ir pačilinom. Jo. Kažkaip taip šiandien tokia chill diena. Tai žodžiu, pavaibinom su miestelėnais ir keliaujam į kemperiuką. Tai dabar dar viena tiesos akimirka, ar rasime visus daiktus, ar ne visus daiktus. Savo spėjimus galite palikti komentaruose. No, neapiplėšti. Ne. Ne. Pasaugojo mūsų draugas, matyt. Nu, rūką davėm. No. Ir užteko. Taip. Turėjom naparniką.